Visiško pasiaukojimo Marijai aktas. Pasiaukojimo prigimtis ir apimtis. Jis apima visus pamaldumo į Mariją aktus. Pagal šventąjį Grignoną de Montfortą, tai yra visiškas pasiaukojimas Viešpačiui Jėzui per Mariją ir apima du dalykus. Pasiaukojimo aktą, kuris kartas nuo karto vis atnaujinamas, ir pastovų nusiteikimą, kuris įgalina gyventi ir darbuotis visiškoje priklausomybėje nuo Marijos. Pasiaukojimo aktas – tai savęs pavedimas visiškon Marijos nuosavybėn, kad jos globoje tobuliau gyventume Jėzui. Šiuo aktu atiduodama Marijos nuosavybėn. Kūnas su visomis jo galiomis, pasiliekant savo teisę juo naudotis ir įsipareigojant juo naudotis pagal Marijos ir jos sūnaus pageidavimus, sutinkant iš anksto su Dievo valia visame, kas liečia sveikatą, ligą, gyvenimą ar mirtį. Įsipareigojimą žemiškais turtais naudotis priklausomai nuo Marijos pavyzdžio, jos ir Dievo garbei. Siela su visomis galiomis pašvenčiama Dievo ir sielų tarnystei. Priklausomai nuo Marijos pavyzdžio atsisakoma visa to, kas galėtų išstatyti į pavojų mūsų išganimą bei pažangą dvasinėme gyvenime. Atsižadama vidinių ir dvasinių vertybių, atsiteisimų, gerų darbų išprašančiosios vertės tiek, kiek jų pagal dabartinį Dievo planą galime atsižadėti. Apie tai pakalbėsime kiek išsamiau. Nuopelnų griežta prasme de condigno, kuriais pelnome pašvenčiančiosios malonės ir garbės padidinimą, neatsižadame. Kai juos pavedame Marijai, tai pavedame jai, kad ji rūpintųsi juos išsaugoti ir padidinti, o ne kad kitiems atiduotų. Nuopelnusgi de congruo, kuriuos ir patys galime kitiems atiduoti, pasiaukojimo aktu pavedame Marijai, kad ji savo nuožiūrą juos atiduotų, kam nori. Pasiaukojimo aktu mūsų veiksmų atsiteisamąją vertę atiduodame Marijos nuožiūrai, nes šią savo darbų vertę ir patys galime kitų labui paaukoti. Mūsų maldų bei veiksmų išprašančiąją vertę taip pat šiuo aktu pavedame Marijos nuožiūrai. Kai jau kartą esame Marijai atidavę visą, ką galime jai atiduoti, tada šiomis paaukotomis gerybėmis savo nuožiūrą be Marijos leidimo naudotis negalime. Žinoma, galime, o kartais ir įpareigoja mus Dievo ar artimo meilę, prašyti Mariją, kad ji teiktųsi tokiu saiku, koks jai patinka, tas mūsų vertybės atiduoti tiems, kuriems mes turime ypatingų įsipareigojimų. Tuomet jie atiduoda jiems ne tik tai, kas mūsų, bet ir prideda dar iš savo bei savo sūnaus nuopelnų lobyno tiek, kiek tie asmenys yra tą valandą verti gauti. Kaip matome, visą pavesdami Marijai ne tik nieko neprarandame, bet mūsų meilė kitiems darosi dar dosnesnė, nes jos išteklius papildo Marija iš savo bei Viešpaties Jėzaus nuopelnų lobyno. Pasiaukojimo Marijai akto kilnumas. Pasiaukojimo Marijai aktas yra šventas savęs atsižadėjimo aktas ir todėl yra nepaprastai kilnus. Kristus yra kalbėjęs, kad tik tas gali eiti paskui jį, kuris atsižada savęs. Šiuo pasiaukojimo aktu ir įvykdoma ši sąlyga, kuri mus įgalina eiti paskui Kristų. Be to, šiame akte yra ir kitų dorybių aktai, būtent gilus tikėjimo aktas Dievo, Viešpaties Jėzaus
ir Marijos atžvilgiu, nes juo išpažįstame Dievą esant visų gerybių viešpačiu, pripažįstame ir tas teisės į mus, kurias Dievas davė Marijai, kaip mūsų visų dvasiniai motinai. Tikro nusižeminimo aktas, kuriuo pripažįstame, kad savo jėgomis nesugebame tinkamai naudotis mums Dievo duotomis gerybėmis ir todėl jas gražiname Dievui per Mariją, įsipareigodami jomis naudotis pagal Marijos pavyzdį Dievo garbei ir pavesdami, ką galime pavesti Marijos nuožiūrai, kad ji panaudotų Dievo garbei ir sielų išganimui. Be to, šis aktas yra tikrai pasitikinčios Marija meilės aktas. Juo atsiduodame visiškon jos nuosavybėn, kad ji mus ir visa, kas yra mūsų, panaudotų Dievo garbei ir žmonijos išganimui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Pasiaukojimo Marijai akto vaisiai. Šiuo aktu, kuo tobuliausiu būdu duodame garbę Dievui ir Marijai, nes visa, kas esame ir ką turime, pašvenčiame jų garbei, savo nieko nepasilikdami ir einame į Dievą tuo keliu, kuriuo Dievas atėjo žmonijos gelbėti ir įvesti į savo garbę bei laimę. Užtikriname savo šventėjimą labiausiai patikimų būdu. Marija, matydama, kad jai pavedame save ir visą, ką turime, skuba mumis rūpintis kaip savo nuosavybę, savo sūnaus bei jo misijos labui. Ji išprašo mums kuo gausiausių malonių, kad visas mūsų gyvenimas virstų ištisiniu himnu Dievo garbei. Pagaliau, pasiaukojimo Marijai aktu sėkmingiausiai pasitarnaujame artimui, o ypač toms sieloms, kurioms turime pareigą padėti. Palikdami Marijai dalinti mūsų nuopelnus kitiems, esame tikri, kad ji išdalins juos tiems, kurie tikrai yra jų reikalingi ir duos jiems tiek, kiek jie yra reikalingi, mūsų menkus nuopelnus dar papildydama iš savo bei savo sūnaus nuopelnų lobyno. O kas būtų su mumis, jei mes atsižadėję visų savo atsiteisimų, visų atlaidų, visų permaldavimų mirtume? Ar netektų ilgai užtrukti skaistykloje? Pasitikėkime Marijos gerumu bei dosnumu ir jos rūpesčiu tais, kurie yra jos nuosavybė. Tikriausiai ji pati pasirūpins tuo reikalu, o kai Marija rūpinsis mūsų dvasios bei amžinybės reikalais, tai, tikime, geriau pasirūpins, negu mes patys tai galėtume padaryti. Pasiaukojimo Marijai aktas. Amžinoji ir įsikūnijusi išmintie, didžiausios meilės bei garbės vertas Jėzau, tikras Dieve ir tikras žmogau, viengimi amžinojo tėvo ir Marijos visuomet mergelės sūnau. Nuolankiausiai garbinu tave, tavo tėvo prieglobstyje ir garbėje nuo amžių, ir Marijos, tavo kilniausios motinos prieglobstyje, tavo įsikūnijimo metu. Dėkoju tau už tai, jog tu pats save sunaikinai, prisimdamas tarno būseną, kad mane išplėštum iš žiaurios velnio vergijos. Tave šlovinu ir garbinu už tai, kad mielai paklusai Marijai, savo motinai, visuose dalykuose, norėdamas per ją padaryti mane ištikimu tavo tarnu. Bet dėja, esu nedėkingas ir neištikimas, nes nebuvau ištikimas pažadams, kuriuos esu iškilmingai tau davęs savo krikšto valandą. Neatlikau nei savo pareigų, kaip reikiant. Tad aš nesu vertas vadintis nei tavo vaiku, nei tarnu, ir visa, kas tik yra mano, reikalauja, kad mane atstumtum, nubaustum.
ir aš iš savęs nedrįstu artintis prie tavo neapsakomo šventumo bei garbingumo didybės. Todėl šaukiuosi užtarimo tavo švenčiausios motinos, kurią esi padaręs tarpininkę tarp savęs ir mūsų. Jos užtarimu tikiuosi gauti gailesčio malonę ir visų savo nuodėmių atleidimą, įgyti tavo išminties bei ją vadovautis. Tad sveikinu tave, nekaltai pradėtoji Marija, gyvasis Dievo tabernakuli, kuriame pasislėpusi amžinoji išmintis panoro būti angelų ir žmonių garbinama. Sveikinu tave, dangaus ir žemės karalienė, kurios valdžiai visa, išskyrus Dievą, yra palenkta. Sveikinu tave, patikimoji nusidėjėlių priebėga, kurios gailestingumo niekam netrūksta. Pasotink dieviškos išminties alkį ir priimk mano pažadus bei atnašas, kuriuos mano menkumas aukoja tau. Aš, nusidėjėlis, šiandien per tavo rankas atnaujinu savo krikšto pažadus ir juos tvirtinu. Visam laikui atsižadu velnio, jo puikybės bei jo darbų ir visą save atiduodu viešpačiui Jėzui Kristui, įsikūnijusiai išminčiai, kad toliau garbingai neščiau savo gyvenimo kryžių per visas savo gyvenimo dienas. Pagaliau, kad toliau būčiau ištikimesnis, negu buvau iki šiol. Šiandien viso dangaus akivaizdoje renkuosi tave, Marija, savo motiną ir mokytoją. Tau pašvenčiu ir atiduodu visiškon tavo nuosavybėn savo kūną ir sielą, savo vidines vertybės bei išorinės gerybės, savo esamų, buvusių ir būsimų gerų darbų vertę, palikdamas tau pilną ir visišką teisę disponuoti manimi ir visa tuo, kas yra mano, be jokios išimties, pagal savo nuožiūrą didesniai Dievo garbei dabar ir per amžius. Priimk, maloningoji mergelė, šią menką mano dovaną, vardan to klusnumo, kuriem žinoji išmintis mielai rodė tavo motiniškumui. Priimk kaip pripažinimą tos valdžios, kurią jūs abu turite šiam menkam kirminėliui, šiam vargšui nusidėjėliui, ir kaip padėką už tą privilegiją, kurią tau yra suteikusi švenčiausioji trejybė. Aš tvirtai pareiškiu, kad visas, kas esu ir ką turiu, noriu būti tavo nuosavybė, ieškoti tavo garbės ir visuose dalykuose tau paklusti. Nuostabioji motina, pristatyk mane savo mielam sūnui kaip amžinai tavąją nuosavybę, kurią jis yra atpirkęs per tave, kad jis mane ir priimtų per tave. Gailestingoji motina, suteik malonę, kad aš įsigyčiau tikros Dievo išminties. Įskaityk mane į skaičių tų, kurie tave myli, kuriuos tu mokai, kuriuos tu vedi, kuriuos tu maitini ir gini, kaip savo vaikus ir savo nuosavybę. Ištikimoji mergelė, padaryk mane visuose dalykuose taip tobulų įsikūnijusios išminties Jėzaus Kristaus, tavo sūnaus mokiniu, kad aš, tavo užtariamas ir tavo pavyzdžio skatinamas, pasiekčiau jo amžiaus pilnatvės čia žemėje ir jo garbę danguje. Teesie taip.